Žodžiu, turėjo gautis peiliukų pakeitimas mulčerio. Tai taip išeina, kad visas įvorės viską keičiam. Labai mandros įvorės. Gudrios kažkokios. Biškai buvo nuplyšę, tai teko pervirint. Ir įdėsim naujas. Bardakas koks. Tai žodžiu, mulčiatoriui yra 6 metai. Nežinau, matosi, bet jau įvorės paėstos, va, čia šitos vietos. Žodžiu, čia reikėjo tą patį persivirint, persidaryti, tai taip pat turi įsidėti. Šiandien nebuvo virinti šonai, taip lengviau įsidėjo. Ir tai ne ta, kurią reikia dar išėmiau. Minučių. Teko paremontuoti porą šitų. Tai šiaip ne taip atsitiesinu. Nežinau dėl plaktukų ką daryti. Jis labai nedaug atrodo skiriasi nuo naujų. Arba visus reikės naujus sudėti ir bus ramu. Čia va įvorės pasikeitė. Tai dabar nikrust. Visas tas kelmas. Labai gražiai sėdi. Įvorės čia pakeistos, tai žiūrėsim kaip gulsis į skylės. Nupalijo kažkiek. Šabakštyninės pupos. Nors ir gavo stompo su bazagranu, bet viena kita liko balanda. Ramunė. Sausa buvo tada. Vykiai galvojom, kad mirė, bet atsipeikėjo. Tai gal kažkiek ir vykių dar bus kartu, bet tikrai ne kaip pernai bus. Tokios tos pupos, va tiesiogiai pasėtos.
į tarpinius. Jo, Vikiai labai atsilikinėja. Plius vakar čia kur ruša audra ir taip toliau praėjo, tai dar juos paplakė žemyn, tai nežinau. Gal nuo žemės kažkiek sugraibysim, bet po 100 kilogramų jau būtų, tai gerai. Palei augalų skaičių, tai gali būt, kad tiek ir bus. Kažkas ėjos dar nebaigė. Pasirodo visai. O, kur traktorius 19 300 valandų. Kondicionierius įjungtas. Max. Dar galim tą vėjuką orę įsijungti. Šitas man langas nelabai patinka, nes labai garsiai. Bet ir geriausias šits langas. Crazy. Žodžiu, reziumė. Turim tokią balą išdžiūvusią pagaliau ir ją reikia apsėti, kad būtų vien dėl deklaravimo ramu ir galbūt kažką dar pavyks nukult, galbūt, matysim. Tai runkelių krūvas yra, tai reikia jas išdirbti irgi užsėsim, tai vis kažkokia biomasė ar kažkas užaugs. Gerai, lekim. Nu va, čia va kokia juosta, skaityk užsisės, kažkas gal išdyks. Čia va. Juosta. Važiuosim į kitą vietą. Čia turim pačią mieliausią balą, kuri anksčiau būdavo kažkur grubiai iki čia, bet kažkur kažkas atsitiko ir jinai dar labiau išsiplėtė. Buvo iš savivaldybės atvažiavę, nes čia jau vamzdžiai istorija eina, tai kaip ir valstybės reikalai jau čia yra. Tai reziumė, kad gali būti kažkur net kitur užgriuvę, ne čia pas mumis. Tai žiūrės, ieškos, bet kada tai pradės daryti, tai velniai žino. Ir čia autostrada kaip tik tvarkė visą atkarpą ir būtent po jos sutvarkymo, matyt, gerai nubėga nuo autostrados vanduo ir viskas subėga. Tiesiog lipa per kelią jau net kartais. O čia kai žemiausias taškas yra ir viskas subėga. Nu tai dabar, vat, nežinau, išdirbsiu. Gal nereikėtų dirbti, būtų galima ir tiesiai čia pasėti, bet dabar žolių čia pridygė, tai gal išdirbsiu. Viskas šiek jau pamirs. Aišku, drėgmės išsigarinsim. Jokinga sakyti baloj, kad drėgmę išsigarinsim, bet, nu, pasėsim, žiūrėsim, čia kokie 3-4 hektarai gal. Gal 3 kokie, nu, žodžiu, belė kokio dydžio. Turim, ką turim. Gerai, dirbam. Išsidirbo ta bala. Kažkiek gal spėsim užsėti dar jos. Tikiuosi, audros negandos aplenks mumis, ledukai visi ir visa kita. Žaibuoja. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit prenumeruot, parašykit komentarą, paspauskit patinka ir susitiksim kitoj serijoj. Nežinau, čia gal sudyks kas nors, gal nupjausim gal.